Sveiki visi, šiandieną aš pamokinsiu, kaip reikia pradėti žaisti su FRL utos.com serveryje. Taigi, pirmiausia užsiregistruojame, slaptažodį mano to jau matysite ekrane, bet jo galite nekopijuoti, pasirenkam lytį, čia vėl slaptažodį, čia jau rodo, tada galėt pasirinkti tokį skiną ir spaudžiat spawn. Aš tiesiog nieko nesirinkau, taigi dabar man čia toj atlagins. Pasikraus nustatymai serverio ir paspausiu aš toliau. Spaudžiame toliau ir štai. Einame pasiimti motociklo, išsinuomoti, o mumis seka VIPas serverio. Serverio VIPas, sveikas, iki VM. Tai sustabdysiu video, kol jisai mane nuveš iki vairavimo mokyklos. Išlaikę teisės galime važiuoti įsidarbinti. Taigi darbą renkamės pagal mūsų turimą XP kiekį. Reikia paso. Gerai, važiuojame į policijos departamentą. Gavę pasą galime išeiti iš policijos departamento ir išsinuomoti mašiną. Išsinuomojam mašiną ir važiuojam atgal prie darbo vietos. Atvažiavę, išlipame iš mašinos ir bėgame įsidarbinti. Atrodėme tikras limuzino vairuotojas su tokiu skinu. Tai imame darbinę mašiną, pas mus dabar limuzinas ir važiuojame iki mašinų turgaus. Atvažiavę į mašinų turgų, einame susirasti savo norimą mašiną pagal mūsų turimų pinigų kiekį. Tai aš manau, kad man šita mašina yra graži ir jinai tikrai greita pagal išvaizdą, tai aš ją nusipirksiu. Rašome imu su brūkšneliu ir tada einame atgal prie savo darbinės mašinos. Įlipę važiuojame į antrą pusę nuo mašinų turgaus. Ten stovi mūsų nusipirkta transporto priemonė. Pastatome darbinę mašiną ir einame pasiimti savo transporto priemonės.
Matote, turime 40 litrų degalų. Pirmą važiuojame išsinuomoti kambario viešbutį. Taigi atvažiuojame prie viešbučio. Pasistatome mašiną gražiai, kad jos nenutemptų niekas, nepavogtų. Ir bėgame į viešbutį. Įėję į vidų, lipame į antrą aukštą ir ten susirasime mūsų kambarį, kuriame galėsime išsisaugoti žaidimą. Aš gal noriu čia. Taip, aš išsinuomosiu šitą kambarį. Taip, išsisaugojam žaidimą. Žaidimą dar galima saugoti su komanda Zsaugot už 1000 litų. Taip, išsisaugojame ir galime grįžti atgal į kiemą ir užsitininguoti savo mašiną. Atvažiuojame į turinio garažą ir sustojame. Taigi, užsitininguojame mašiną. Ne, aš gal spalvą pasidarysiu baltą. Savo Ferrari. Ratai bus gerai. Hidraulika. Taip. Dabar mūsų mašina atrodo kaip tikra Ferrari. Štai čia yra pagrindinė serverio degalinė. Joje galite užsipilti degalų mašinai. Įsipylę degalų, spauskite Enter ir galėsite jau važiuoti su mašina pilnu baku degalų. Tai pas mane jau yra 54 litrai. Serveriai yra daug namų, bet jie brangus, todėl turite užsidirbti pinigų. O užsidirbti pinigų turite dirbti, tai važiuojame gal į darbo vietą. Atvykę į darbo vietą, pasistatėme savo mašiną ir lipame į savo limuziną. Jūs gausite 30 litų į minutę važinėdamis limuzinu, arba nebent kas nors užsisakys limuziną šiaip kur nors nuvežti, arba vestuvėms. Kai viską jau turime, galime nusipirkti telefoną ir sąskaitos papildymų. Einame į kioską ir rašome taip. Taip, nusiperkame telefoną. Dabar perkame sąskaitą ir dar kartelį sąskaitą. Tada rašome ne ir papildyti 200, nes aš nusipirkau 2 papildymus po 100 litų. Pirmą įjungiame telefoną su komanda įjungti. Tada papildome sąskaitą. Taigi, mano sąskaita yra 220 litų. Ir ši pamoka bus baigta. Laukite kitos pamokos.